Hilti pakvietė mane ir virš 80 geriausių meistrų iš viso pasaulio pažiūrėti inovacijas, visokius naujus įrankius, susipažinti, gerai praleisti laiką. Tai dabar esu Vokietijoje, būsiu visą savaitę ir bus čia toks vos ne kaip pirmas mano YouTube video. Pažiūrėsim, kaip seksis. Let's go! Jeigu domina tik įrankiai, galite prasukti, o jeigu įdomi visa kelionė, tai žiūrėkit toliau. Gerai. Pasistačiau mašiną, visai netoli, grinai kitoj pusėje šito žalios tvoros, o šičia jau oro uostas. Kaina 10 eurų už dieną, sakyčiau, visai normaliai. Viskas, aš jau Vokietijoje. Mane šiltai pasitiko elektrikas iš Vokietijos, su kuriuo jau bendrauju virš 5 metus Instagram. Hi, welcome to Germany. Guten Morgen. Guten Morgen. Nusipirkau traukinių bilietą ir važiavom nuo oro uosto iki Muncheno miesto centro. Ten pasilikau savo viešbutį bagažus. Viešbučio dizainas buvo labai įdomus ir labai patiko man šviestuvai ten koridoriuje. Palikau bagažus ir į trasą. Ten labai populiaru aludės. Sėdi, geri alų iš didžiausių bokalų, o maistas dešrelis ir kopūstai, panašiai kaip Lietuvoje. Senamiestyje labai gražus pastatai, bet labai panašus į kitus Europos miestus, sakyčiau. Viešbutis vadinas 25 hours, 25 valandos, ir ten tokio senovinio hipster stiliaus su senoviniais šviestuvais. Pirma diena buvo skirta kelionėms, o aš atkeliavau sekmadienį, nes skrydžių iš Vilniaus nebuvo. Tai pirmą dieną pradėjau ryte pavalgius su savo draugais škotais, kurie irgi atkeliavo sekmadienį. Apsirengiau su tokiu Hilti outfituku pagal situaciją. Susimečiau visus savo daiktus ir iškeliavom iš Muncheno iki Kaufering, kur vyks visas veiksmas. Šiandienos outfitukas bus toks, galvoju, gal kapišonas susikišti. Tai va, ir mano kelionių kuprinukas Vito, kaip mes angliškai sakom. Tai gerai, viešbutis viso gero, ačiū tau labai. Davai, varom. Čia sėdžiu su škotais. Sėdžiu su škotais ir vairuotojas tas sako, tipo, kokią kalbą jūs kalbate. Sakau, angliškai, tas toks žiūri, sako, norvegai. Sakau, ne, jie anglai. Nu, ne anglai škotai, bet vienu žodžiu. Skučiai jie kalba angliškai. Buzzing me. Mate, what I'll do is I'll give you a buzz when I'm in the airport, because my signal's jumping in and out here. Čia angliškai kalba. Right, I'll get on the Wi-Fi, I'll give you a shout, right? Bet kas nesupranta, tai tikrai. Right, peace, mate. Yeah. I'm making a story about like the Scottish language sounding like Norwegian. It sounds a bit funky, eh? Like when I go on holiday, folk are always like, oh, Denmark, like Sweden, like blah, blah. And I'm like, no, of course it's Scottish. Scottish. William Wallace, freedom. Pirma diena buvo skirta kelionėm. Tai nuvykom atgal į oro uostą ir ten pasitikom draugus iš Anglijos ir iš Taivano. Iš viso pasaulio susirinko. Hello! Tada pajudėjom link viešbučio, kur mūsų laukia jau kiti kolegos. Ten mumis labai šiltai pasitiko, su raudonu kilimu beveik. Tai ką pirmą padariau, pasiėmiau tokį laišką su mano vardu, kur buvo surašyta visa dienotvarkė. Tada mes turėjom laisvo laiko. Galėjom arba prisėsti, pasimti kokį gėrimą, pabendrauti su žmonėm, arba panaudoti baseinų. Pasidėjus savo daiktų savo kambarį, ten radau tokį maišelį pilną dovanų. Labiausiai man patiko šita vandens gertuvė. Aš aišku pasinaudoju baseinu, nes tikrai žinau, kad prisižmonėsiu ant tiek, kad būsiu pervargus. Bet iškilo toks klausimas apie pirtelių kultūrą Vokietijoje. Klausimas, jeigu sako nudist area, taip čia galima su maudymukas ar ne? Viskas, persirengiau, varau ją čia susitikti su visais. Tokia, jaučiuosi labai... Net nežinau, kaip šitos dvi emocijos lietuviškai. Nu, kai esi vienu žodžiu labai toks lauki, iš kitos pusės labai nerimauji. Pirmiausia, pasiėmiau kokteilį, nealkoholinis, nes daug metų negeriu, bet labai skanus. O žmonių tai buvo wow, tikrai wow.
Pradėjom pirmą su pokalbiu ir pokalbį vedė Michelle, kuri yra Hilti įkūrėjo anūkė. Tada buvo buffet stiliaus vakarienė su labai skaniais desertais, kur tiek prisivaliu, kad wow. Ir čia sėdi Michelle su mumis prie stalo. Hilti buvo visą viešbutį apšvietę raudonai ir va taip linksmai nuplaukė pirmą dieną. Pailsėjau ir pradėjau antrą dieną. Labas rytas, balsas vis dar užkimęs, bet einu pusryčiauti. Dabar jau, ką žinau, 6:03, už valandos turim pajudėti. Dar tamsu lauke. Taip, tai vakar labai fainai buvo, mes sėdėjom iki labai vėlai ir buvo Miss Hilti. Michelle Hilti tai yra Hilti, kuris išrado visą šitą kompaniją, jo anūkė. Tai su ją vis jinai kažkaip irgi čia toks tipo main character energy. Taip, kad iš visų stalų, prie visų žmonių, kažkodėl sugalvojo aš sėsti prie manęs ir mano kolegų. Tai su ją visą vakarą prakalbėjau ir buvo vienas iš įdomiausių klausimų. Aš jūs paklausiau, sakau, tu iš viso, kaip tu jauties, kad čia tipo viskas yra tavo senelio. Ir tu čia sėdis, šitas tavo tipo visas eventas, visa šita kompanija, kuri pakeitė pasaulį verta bilijonų. Tu, čia tik tai tavo senelio biznis tipo. Sakau, jo, čia man toks, tipo, šiaip su, žinai, mano senelis sukūrė ir aš čia, tipo, turiu dirbti, žinai, bet man patinka. Tikau, wow. Nu, net nemoku kaip jis reikš, bet labai taip susimašiau, kad, žinai, čia mes, tipo, wow, Hilti pakvietė, wow, kokie mes dėkingi. O yra va žmogus, kuris gimė ir jiems čia toks jau, taip visą gyvenimą buvo, taip visą gyvenimą yra ir nežinau, žodžiu, bet jo, bet balsas mano tai viso gero. Gerai, varau pusryčiauti ir šiandien pirma diena su visais įrankiais bus. Šitas labai fainas daiktas. Pusryčiai buvo buffet stiliaus. Tai yra geriausia, nes visi lieka patenkinti. Šitie vyrukai iš Bulgarijos, gal kažkas atpažins, o taip susisėdom ir varėm iki Hilti akademijos. Visi filmuoja, visi pasiruošę su rimtom kamerom. Oho, čia koks. O aš pamiršau savo tą tripod. Vyko atidarimo kalbos, bet gerai, kad ilgai nekalbėjau. Leido mums tiesiai šokti link įrankių. Šis skenavimo įrankis automatiškai išsilygina ir automatiškai kalibruojasi, todėl matavimai yra tikslus. Jis taip supaprastina skenavimo procesą, kad bet kas gali jį naudoti. Ši sistema kainuoja apie 40 000 eurų, įskaitant programinę įrangą ir planšetę kompiuterių. Bet aišku, kaina eina pagal šalį ir kompanijos dydį. Tačiau atsižvelgiant į profesionalo, kuris moka atlikti matavimus, metinį atlyginimą, ši investicija laikui bėgant atsiperka. Ir mes su juo dar foto pasidarėm, o ten vienas mano kolega rodo pirštą. Ar jums būtų toks aktualus darbė? Jeigu kaina būtų mažesnė, ar pirktumėt? Su šituo aparatu galima nuskenuoti visą kamerą ir padaryti tokį 3D brėžinį per 2 minutės. 50 sekundžių. Tada gali šitą naudoti, pasimti visus matmenis. Tikrai labai man šitas wow. Vienas iš įdomiausių dalykų, kurį pamačiau šiame Hilti susirinkime. Antra grupė, ką matėme, tai buvo betono pjūklai. Yra benzininis ir naujas akumuliatorinis. Kiemo magas jau yra video padaręs apie šitus. Jeigu norite, galite pasižiūrėti daugiau jo YouTube kanale. Mano kolega iš Rumunijos išbandė benzininį, o aš išbandžiau akumuliatorinį. Į jį įsideda 2 didžiausios baterijos, 13 ampervalandžių baterijos. Prie jo prisideda vandens sistema, kad nebūtų dulkių. Bet aišku, tada gaunasi tokia kažkokia košė, kur man kaip elektrikai visai nepatiko. Tai va čia matosi, kai pasibaigė vanduo, kiek buvo dulkių. Tai galite įsivaizduoti, kiek būtų, jeigu nebūtų šios vandens sistemos. Tai ten man padėjo greitai prijungti kitą vandens bakelį ir pjovėm toliau. Čia aš pirmą kartą pjoviau granitą ar betoną, kaip elektrikė nelabai teskiriu.
Bet taip tai labai fainas toks įdomus darbas. Labai, tikrai man patiko. Šitas įrankis man taip kaip žvėris vos ne. Labai sunkus ir tikrai, jeigu dirbčiau kiekvieną dieną su šito, pas mane raumenis būtų wow. Paskui yra tokie, kur galima prijungti prie stabilizavimo, kad pjauti storus metalus. Trečia grupė buvo gręžtuvai karūnoms, irgi akumuliatoriniai, įsideda centravimo įrankiukas. Ir šitas va tikrai labai norėčiau šito, kad wow, svajonė. Nu, aišku, kaina irgi graži, bet čia tokia technologija, va, paspaudi mygtuką ir iškrenta tas gręžinėlis pagal vibraciją iš vidaus. Wow. Kita technologija yra, kad turi ATC, kuri yra aktyvi sukimo momento kontrolė ir antivibracinė sistema AVO. Įrankis, jeigu papuola ant kažko, automatiškai sustoja, kad tau neišsuktų riešo. Įrankis turi vidinę gulsčiuko funkciją, kur galima matyti, ar tu jį laikai tiesiai ir gręži tiesiai. Čia vizualiai parodyta, kiek skylių gali išgręžti viena baterija, priklausoma nuo karūnos dydžio. Yra dar toks įrankis medienai. Jisai prisisuka prie sienos ir tau jo nereikia laikyti, tik tai sukti va su šita rankenėlė, kaip mano kolega daro. Čia tas pats iš prieitos video su pjūklu, kur buvo. Tada buvo pertraukėlė, o ten tiek visur skanėstų ant kiekvieno kampo padėta, kad tikrai negalėjau atsisakyti. Kiekvieną kartą praėjus su kažkokia bandelė. Hilti dar turi tokį akumuliatorinį pakrovėjo antgalį, nu tokį, kur užsidedi ant baterijos ir gali kriauti telefoną. Ant viršaus yra kontaklis, tai tu gali uždėti va telefoną ir jis įkriauna be laido. O jų buvo pridėta visur, kad tikrai mūsų telefonai nesikriautų. Gerai, varom toliau. Ketvirta įrankių grupė buvo akumuliatoriniai kampiniai šlifuokliai, arba kaip mes realiau vadinam bulgarkės. Šitas turi tokią technologiją, kur tu turi dviem rankom laikyti įrankį. Čia yra išmaniosios rankenėlės, tai jeigu tu paleidi, įrankis supranta, kad tu paleidi rankenėlę ir jisai sustoja. O jeigu paleidi patį įrankį, jisai irgi supranta, kad tu paleidi ir sustoja. Čia tokia apsauga yra. Man labiausiai patiko apie šį įrankį, kad galima diskelį pakeisti be jokių įrankių. Paliksiu klipą angliškai, kas supras, jeigu ne, tai tą jisai aiškina. Right here, you can see that this is a toolless blade change where you can lift it up like that and then change the blade. It will come off and spin off, and then you can change the blade like that. Very convenient out on the job site. Is that Tai aišku, aš irgi išbandžiau šitą įrankį. Taip, tai šitokio darbo irgi labai retai kada atlieku, kai reikia pjauti tokio pločio storio metalą. Įrankis labai geras, bet irgi daug kas priklauso nuo diskelio, kurį naudoji. Vienas įrankis turėjo rankinėlę, kuri labai lengvai pakeičia kryptį. who else knows that feature? Oh! Nice wee spinning handle there. We'll see that? Yeah, I like that. Yeah, let's see what it can do. Čia mano škotas kolega sakė, gerai, parodysiu, ką šis įrankis gali padaryti. Bet šis diskelis jau biški buvo pavargęs, nes visą dieną su jo gręžinėjom, tai jau ėjo į pabaigą, bet jis vien šitaip gerai pjovė. Šis įrankis gal buvo vienas iš linksmiausių, nes žiežirbos skraidė visur. Čia vizualiai parodyta, kiek armatūros strypų galima nupjauti vienu akumuliatorium. 37. Penkta įrankių grupė buvo įrankių dėžės ir akumuliatoriai. Šita sistema yra nauja, vadinama ProKit. Kitą vietą paliksiu angliškai, kas suprantat, o kas ne, aš paskui išversiu, ką jisai sakė. So the way all of our lids open and close, simply grab this latch in the middle, lift up, and then to close, you can just slam it down like that. What this does is two things for you. First, to grab anything out of the bin, just lift up, grab what you're working on, let it close. You know, there's no latches to fiddle around with. But secondly, and probably more importantly, when this lid is closed, this lid is locked. So I never need to worry about, okay, did I do those latches and accidentally grabbing something and having everything fall all out over the floor. So this lid is closed, this lid is locked, and then I can grab this with full confidence. Second interface, which is this back hinge rail right here. What this does is this allows a connection to our trolley up here. So this creates a little mobile workstation. You can get out your laptop, read plans, or just do some small work here. Also in this setup, I now have full access to everything in the bottom box. Makes it a little bit easier. But also, this is the same interface we use with our future wall mount. So this connects to our wall mount here that's coming out in 2026.
And so you have a fully integrated ecosystem. Prie šitos sistemos dar jungsis krepšys, dulkių siurblys, mažesnės dėžės, stalčiai, visokie išmanumai ir va tokia įrankių tašė. Labai lengvai įsispaudžia ir viskas. Paskui perėjom prie akumuliatorių, o čia šita krovimo stotis, tai wow, gyvenime tokios net nesumačius ir net nežinojau, kad taip galima padaryti. Tai čia yra labai daug pakryvėjų, net neskaičiau kiek, bet ten apačioj yra va toks perskirstimo tokia dėžė, kuri reguliuoja srovę. Dabar lietuviškai tikrai nežinau, kaip įsireikšti netgi. Tai gal kažkas komentaruose, jeigu žiūri, mokėtų paaiškinti, kaip ten yra reguliuojama ta elektra, kad nebūtų perkrova. Čia parodyti skirtingų greičių pakrovėjai ir šita sistema, jeigu reikia daugiau pakrauti vienu metu. Every battery in our platform is 22 volts, and the other numbers refer to the total amount of energy available in a battery. So in this case, we are going from 170 watt hours to 195 watt hours on the same size and same weight as the previous generation battery. Our battery tether, so some companies need to tether the batteries into the tools when they are working on scan welding. So we have an accessory that goes through it, and it can also be tethered. So in terms of, obviously, that's Kaip atrodo baterija viduje? Kas labai man patinka apie Hilti baterijas, kad yra apsauga šonuose. Jeigu numeti, šitos plastmasinės vietos sugeria, šoka krypimo krenta, šitos vietos apsaugo baterijas. Ir tada viduje yra spiruokliniai kontaktai. Tai visa vibracija įrankio mažiau paveikia kontaktą. Ir aišku, laidas varinės storesnis, kad irgi mažiau kaistų. Šešta įrankių grupė - belaidė viniakalė betonai. Taip atrodo viduje. Viskas veikia su šita spiruokle. Yeah, that's cool. So when that does go into the external, it's going to have some power. Į šitą dedasi tokie vinukai. Yra skirtingi ilgiai ir skirtingi stiprumai kitiem betonam. Hilti turi labai daug priedų tvirtinti kabeliam. Su šita viniakale viskas vyksta žymiai greičiau. Nėra jokio gręžimo, jokių dulkių, su vienu šūviu pritaisai. Šis aparatas man labai daug sutaupo laiko. Naudojant geros kokybės vinukus, tikrai nepajudės kabelio laikiklis iš vietos. Arba dar yra parakinė viniašaudė, bet man labiau patinka elektrinė. Čia dabar video bus, kaip mano kolega jį išbando. This isn't battery operated, this is cartridge. A bit like a shot, so let's give it a go. Really gives them a bit of a kick. Woo! Jesus! Septinta įrankių grupė - akumuliatorinė vibraplokštė. Šitas, kaip suprantu, naudoja trinkelininkai, nežinau koks būtų žodis, žmonės, kurie deda trinkelius. Kaip elektrikė tokio nenaudosiu, bet labai buvo linksmai išbandyti. Viskas, įrankiai baigėsi, buvo vakarienė ir dienos pabaiga, o vakarienė tai buvo wow. Suši, popkornai, riešutukai, netgi ugnies šou. Tikrai Hilti ant maisto mums nepagailėjo. Tai baigėsi antrą dieną, aš nuėjau miegoti, atsikėliau ir trečią dieną pradėjom vėl atgal į Hilti akademiją, o dieną pradėjom intensyviai su posėdžiu su Hilti vadovais. Mūsų nebuvo daug, tik 9 ir mes klausėm visokius svarbius klausimus. Tada buvo atskleistos 2026 metų naujienos. This is a beam saw. Šitie įrankiai veikiantis, bet 3D atspausdinti prototipai, kad mes galėtumėm prieiti arčiau ir juos pamatyti. Tai ant kai kurių matėsi, kad čia dar ne paskutinė plasmasė. 8 grupė buvo labai linksmai išbandyti. Tai buvo griovimui kirstuvai, pneumatinis ir akumuliatorinis. Gal jau pastebėjot, kad visa tema šitų įrankių, kad viskas juda į akumuliatoriaus kryptį. O kaip jūs, labiau norit akumuliatorinių įrankių ar pasitikit tradiciniais?
Aišku, aš irgi išbandžiau ir kas man labai patiko, kad atrodo kad mano rankos čia labai dreba purtosi, bet iš tikrųjų labai mažai jautėsi, nes pats įrankis sugeria daug vibracijos. Shape here, so we have two cutting edges here and here. So this is basically always wanna break the concrete, yeah? Well, this one is just pure straight going back. And you may have seen that I went almost all the way in until it broke finally. Well, this broke way earlier, also because the chisel has a totally different breaking weight here. Yeah. You can also see it on the concrete blocks, right? My first breaking point is split 3 ways, where this is just one line. And it really rips the concrete apart. While all these brand new O šita technologija tai labai geras dalykas. Kuprinė, bet čia dulkių siurblys. Šitą naudoju ir darbe, ir kai reikia mašinai suvalyti. Taip, iš papradžių, kol pripratau, biškis buvo sunku valdyti, tai čia biški nesąmonės dariau, slidinėjau, bet ant galų pripratau ant tiek, kad netgi savo vardą išrašiau betone. Paskui pertraukėlė, vėl gerai mumis pamaitino ir toliau įrankiai. 9 įrankių grupė buvo akumuliatoriniai, perforatoriai ir nusiurbimo sistemos. Čia rodo, kaip naujam įrankiai juda beveik visas įrankis, kad vibracija sugertų. O senas modelis juda tik rankenėlė. Tai aišku, su kolega išbandėm. Aš už vieno, jisai už kito ir žiūrėjom, kuris veikia geriau. Kaip matot, pas mane juda greičiau ir mažiau šokinėja tie mažiukai tokie gabaliukai plasmasės. Tai va, įrankis greičiau padaro darbą ir mažiau vibracijos. I've dropped none. How many have you dropped? A few. 10 grupė Hilti On Track medžiagų sekimo sistema. Šita technologija, wow, tikrai norėčiau ir autobusiukė, ir pas mane sandėliukė. Šita sistema nepigi, tai aišku, kiekvienam žmogui nebus aktuali, bet didesniam kompanijom čia labai geras dalykas. Šitos lentynėlės turi svarstyklės, tai jos viską išmaniai žino, kur, kas, kiek turi medžiagų. Tai visokios sunaudojamos medžiagos kaip tvirtinimo elementai, apsaugos priemonės, grąžto antgalius. Čia automatiškai žino, kiek tu paėmei, kokiam darbui tu jas naudosi ir paskui Hilti patys atveža tau tiek pat dalių, kiek sunaudoji ir kiek tau reikės, kad vėl viską atnaujinti. O paskui mėnesio gale tau Hilti išrašo sąskaitą tik tais tiems dalykams, kuriuos tu išnaudojai. Ir viskas, priėjom prie paskutinės grupės. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia akumuliatorinis medienos pjūklas. Pirmą kartą gyvenime naudoju bele kokį pjūklą, tai net nežinojau, kad tas įrankis tave pats pagrebė ir traukia. Tai tu turi su šito įrankiu atgal trauktis. O kai daleisim su kokiu perforatoriu, kažko tu jį stumi. Tai čia buvo, man atrodo, pats įdomiausias toks išbandyti įrankis. O apsaugos tai turėjom ir šalmą, ir batus, ir visą kombinezoną apsimauti, kad leistum šitą įrankį panaudoti. Bet be pirštinių, kad neužkliūtų juos ir neįsiveltų. Ir taip užbaigiam visus mūsų įrankių testavimus, tada buvo bavarietiška vakarienė ir uždarimo vakarėlis. Tai aišku, visi labai gerai pabuvo, pasišoko, padainavo, pasibuvo, gerai skaniai pavalgėm ir su visais gaila, bet atsisveikino. Vyko visokie ten šokiai, dainavimai, gyva muzikėlė. O atsisveikinimo balius vyko visą naktį, bet aš kažkokią antrą gal nuėjau miegoti. Bet kad buvo žmonės iš viso pasaulio, tikrai matėsi visokių šokių. Labiausiai man patiko, kaip šoko žmonės iš Lotynų Amerikos. Labai jie gražiai šoka. Tada ryte kelionė atgal į Miuncheną ir pro langą matėsi Alpių kalnai. Wow, gyvenime nesu mačius, kokie jie dideli ir gražūs, tai tikrai nustebino. Tada prieš išvažiuojant buvo Miuncheno ekskursija su tuk-tuk dviračiais.
Tada visi išvarė atgal į oro uostą, o aš dar pasilikau vieną naktį, nes į Lietuvą skrydžių nebuvo. Vėliau dar 2 dienas negrįžau namo, nes nukreipė į Rygą, pakeitė skrydžius dėl balionų. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit ir palikit komentarą, kuris įrankis jums labiausiai patiko.